Kas geresnė? Kas gera? Pas mumis viskas tas pats. Bet šiandien pirmadienis. Šiandien gal kažkas atvažiuos naują. Gal neatvažiuos. O šitą piežiuką rytoj išsivarys. Galėtų dėl šito atvažiuoti kas nors. Arba dėl šito. Kaip vakar loteriją pavarėm primityvių būdų, o sekantį kartą vienas iš mūsų žiūrovų davė puslapiuką, programėlę tokią. Tai dabar sekančią loteriją darysim su programa. Prasibandžiau, va, liuks veikia. Dėkui. Vakarykštis laimėtojas dar neatsiliepė. Lauksiu, žodžiu, iki 3 valandų dienos. Jeigu neatsilieps, pralošim dar kartą. Tai va, kol kas tiek. Lėkiu iki pažįstamo kavikės atsigerti. Lėksiu iki garažo, ten reikia tos kilimėlius pasižiūrėti, kaip ten sugalvotos didelius tos kilimus kažkaip tai pravalyti ir paskui matysim dienos bėgėje, kas čia bus. Šiandien, kiek atsimenu, lyg tai kaip ir niekas nebuvo užsirašęs valymui garaže, bet mes čia turim dar savų mašinų valytis, tai dirbsim vis tiek. Karočią, atlėkiu, duris atrakintos. Čia jaučiu aš pats šeštadienį per tą skubėjimą užmiršau užrakintai, nieks nekalts. Nu, viskas savo vietoj. Ok. Taip, dabar reikia pagalvoti, kaip čia mums su tais kilimais reikia, čia jaučiu kokį porą palečių parsinešti, kad galėtų jį išsitiesti kažkaip tai. Jo. Na taip. Taip ir reikia padaryti. Pasižiūrėsim, iš kur mes čia galime jas susiveikti. Ai, va čia va yra visokių pridėta. Ūkiškai čia mes gyvenam. Malkų krūvą, palečių, dėžių kartoninių. Žodžiu, va tas reikės jaučiu parsinešti, suremties ir tiek. Taip. O mes nusprendėm šitą Volvo dar kainą nuleisti. Dar turim iš ko paleisti. Tai dabar jos kaina 11 900 pem. Plius pridėsiu va tokias universalės Michelin padangėlės dar vienas va komplektas visas. O šiaip, kas liečia automobilį, tai jis yra visiškai techniškai tvarkingas. Aišku, nuplauti reikia. Biškutį va čia va gal, bet čia daugumai Volvo va čia va tos vietos. Nesuprantu, kodėl čia taip būna visada tik buferį nuėmė padažyti ir kai uždeda ir va čia va taip. Kaip čia taip, nu. Daugiau su juo yra viskas gerai, viskas veikia, kas turi veikti. Rida tikra 200, dabar jau 211, buvo 209. Tai va, nusprendėm šitą parduoti, nusipirkti kitą, nes radom labai gerą variantėlį. Nu, aišku, padaužta, bet už tai
su 20 000 rida. Šitą mašiną irgi pirkom kaip savo, bet sugalvojom, kad reikia atsinaujinti, nes dar viena yra ir dar viena yra, ten va jų. Tai va, jeigu norit labai gero automobiliuko, tai va, patikėkit manim, tikrai viskas su juo yra iš techninės pusės, vizualiai viskas yra gražu, gerai. Pabandytumėt pavažiuoti su šitą ir su tokia pat kita, pajustumėt skirtumą. Kita Volvo bus, nu kaip, rankpinigiai paduoti, yra šiek tiek pamušta, su daužimu tokiu, kurio remontas nežinau kiek kainuos dar, bet 20 000 rida, 22 metų beveik, tai automobilis kaip naujas. Ir mes jį nusprendėm pasilikti savo, o šitą parduoti. Tai va. Beje, bus įdomaus kontento, parodysiu jums nuo pradžio, kai jin grįž, iki galo, kai bus suremontuota. Va čia va savo mašinai, kurią mes pasiliksim, aš jums tą visą parodysiu. Bus labai įdomu. Su kainom, su viskuom ir visa kita. Dabar kol kas yra va, paduoti rankpinigiai už ją ir laukiam, kol parveš ne šią, kitą savaitę jin turėtų grįžti Šiaulius iš Italijos. Tai va, laukiam labai ir žiūrėsim, kas iš to išeis. Nu, все, apsimėtėm. Šruoviam kavikės. Atsivežėm siurblį. Eisim grindis čia prasisiurbti. Nu va, prasisiurbėm grindeles, susitvarkėm. Taip. Čia viskas ok. Gamba reikės važiuoti tą mašiną Kas čia? Reikės liekti tą mašiną prasiurbti ir užsimti rimtesnių pardavinėjimų jos. Parduoti reikia. Tai va, kam įdomu, atliekit, pamatysit, prasivažiuosit, suprasit, apie ką aš šneku, apie jos važiavimą. Tai ta kaina, sakykime, 12, bet jums nereikia turėti iš karto visų pinigėlių. Galit atsivežti dokumentuką, patikrinam per visus bankus, pasirenkat geriausią pasiūlymą ir išvažiuojat va su šita Volvikė. 3, 4, 5, 2 metam išsimokėtina ir viskas. Paprastai, kaip televizorių, kaip telefoną perkat, kaip šaldytuvą gal. Taip ir mašiną galima pas mumis įsigyti. Jo, o mes eisim va šitą va reniuką jau tą pliusą įdėti ir tamsiai mėlyną hondikę. Nuotraukas, man atrodo, turiu pasidaręs, jau pas mumis Facebook'e yra įdėta. Ir šitą va X6M įdėsim į mobilę tinklapį. Tai va, einam dirbti. Ir beje, dar neatsiliepė, neatrašė, va dar kartą pasižiūrėsiu. Žmogus, kur vakar laimėjo kažką, kur chemijos kanistrą laimėjo, tai dar nesusisiekė, neatrašo. Dabar yra 9:25, lauksim iki 15 valandos. Jeigu neatsiras, žaisim iš naujo. Pralošim iš naujo kanistrą valymo priemonės, kurios dar neturiu. Bet lieksiu to iki
pardės nupirksiu, kad būtų rami galva. Nu va, hebrytė, turim kontentą. Naujas automobiliukas mūsų aikšteliai, 2016 metų Renault Trafic. Mašina šiaip techniškai, vizualiai yra tvarkinga, išskyrus tokių smulkių defektukų. Va. Čia va biški buferiukas, kitoj pusė irgi mačiau. Aha, va čia va biškutė. Daugiau tai keilesas yra autobusiukai. Va. Matot? Jo. Didelis televizorius su navigacija. Taip, bandom pasikurti. Čia kortelę reikia kišti, nereikia, nežinau. Bet jisai kiškim. Va. Puikiai dirba. Start, stop. Taip. Dabar apie jį pasakysiu taip. Čia kažkokie dalykai, aišku, parktronikai. Oi. Kur čia ta muzika, va. Žodžiu, yra medija įdėta tokia, yra navigacija, yra liečiamas ekranas. Pum, 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 pum. Yra bevėlis telefonas, USB AUX jungtis. O telefono laikiklis originaliai įdėtas, temstantis veidrodėlis. Automobilis 9 vietų. Kondicionierius. Žiūrim. Nu. Jo. Viskas puikiai veikia. Langai elektriniai, bet varikliukas 1.6 mechaninė, 6 pavarų. Eko režimai, čia dar kažkokių režimų. Taip, rida jo yra 2.8.6. Tai kai mikrui, tai čia yra super. O mes ką? Čia žmonės paliko jau į vieną pusę kelionę jam. Žodžiu, sutvarkysim šitą reikalą. Sutvarkysim, sėdynės pravalysim, išvalysim, čia dar lubas biškutį patepliuotas. Sutvarkom, išvalom, viskas, parvarom į aikštelę, dedam kainą, parduodam. Šiaip varikliukas labai tyliai, gražiai dirba. Geras, gražus automobiliukas. Na čia biški tamsintų langų, va čia šiokių tokių va ir sėdenikės reikia pravalyti. Daugiau, tai čia su juo va gale reguliuojasi dar šilta, šalta. Pučia. Pučia. Tai va. Gale durelės. Komplektacija šiaip šeimininkas sakė, čia jo yra beveik pilna. Bagažinė daug vietos, 9 žmonės gali važiuoti vienu metu. Ai, čia va biškutį tokių. Nu čia po rankenikiam pabraižyta, bet kažkur tai, kad išpuvę parkai gale. Taip, kameros nėra. Einam toliau, žiūrim, prieki parkai. Ne, prieki parkų nėra. Šviesas automatinės, priešrūkai, kritulių daviklis. Nu, pagal vairą matos. Nežinau, persiduoda, nepersiduoda per kamerą. Vairas visas dar rauplėtas, nėra blizgos. Čia kažkur tai kažkas tai nėra ištrinta. Bėgiai, viskas čia savo vietoje. Tai va. Ką domina, atvažiuokit pas mumis. Jo kaina, jis 2016 metų ir kainelė jo 12 900 startas. Aišku, reikia skambinti, šnekėtis, dėrėtis. Tai va, o podelių laikiklis kaip atsilenkė. Kas ginklų dėtuviai. Antibakterinis skystis. Dar čia kažkuo tai serviso knygos. Laisvų rankų įranga va. Garsiakalbiukas. Nu,
autopilotas. Normalus, tvarkingas automobilis. Ką domina, prašau, kreipkitės. Beje, jūs ir šitą automobilį galite išsimokėti lizingu, ar išsimokėtinai, ar lizingu įmoniai. Mums jokio skirtumo. Visos formos tinka. Ir beje, chebra, atsirado laimėtojas. Pasirodo, kad žmogus iš Šiaulių, tai trečiadienį ar ketvirtadienį ar mes užvešim, ar atvažiuos pas mus į aikštelę pasiimti prizą, o paguodos prizą taip pat susirašėm vakar vakare telefonu su žmogum, Algimantu iš Jurbarko. Tai vat, reikės išsiųsti per paštomatą ir tiek. Pasidarysim ir vėl greitai, nenusiminkit. Kažkada tai gausit ir jūs. Svarbu, nepamirškit komentuoti, nes rinksim vėl iš komentarų, iš vaizdo žiūrėjimo. Tai va. O aš šoku į mikrą ir lėkiu į garažą pravalyti jam sėdynės. Jo, pasirodo, kad mikriukui čia visiškai be raktė, va. Raktukas, kortelė. Nereikia čia nieko dėti. Jis kurias ir važiuoja taip. Durelės atsirakinėja irgi paprastai. Prilietus, paspaudus mygtuką užsirakina. O žodžiu, va, atlėkiau. Nupirkau priziukus. Reikės išsiųsti. Dabar pasidėsiu aikštelį, nes reikia važiuoti iki aikštelės. Atvažiuoja kažkas baltą transporterį keleivinį pasižiūrėti. Tai va, lėkiu ne į garažą dabar, o aprodyti. Tai va, tiek. Test drive. Einu vartus plačiau pradarysiu, kad čia neišnešiuotų mūsų mašinų. Biški pirkėjų čia pas mumis padavė. Važiavę ten yra kirgizai prie mikriuko ir čia žmogus apžiūrinėja tą transporterį. O aš va, o ką daryti? Negaliu išvažiuoti, va tik išlėkiau į garažą, sakau, mikrą pravalysiu sėdynės. Blemba iš karto skambutis, va. Nu, žiūrim, kas čia iš to išeis. Gal kažkurį nupirks, o gal nenupirks. Vėl žino. Skanaus. Здесь мазать не надо, не сильно. Вот здесь можно, она держит. Мост плохой здесь. А, что говорили? Va taip. Einam dirbti toliau. Žodžiu, nardė po šito, po transporterį. Nieko neprinardė iš čia. Atėję su rakčiukais. Sako, už 8 paimčiau. Sakau, nebegaiškime vienas kito laiko. Ačiū už jūsų dėmesį. Tai va, ten tą sprinterį išvažiavo dar kitą pasižiūrėti, siūlė 10. Pardavėjas galbūt čia atidavęs už tą 10, bet kai jie vis tiek nori dar kitą pasižiūrėti. Žodžiu, dar ne pabaiga, pasižiūrėsime kas bus, aš jums pranešiu. Lėkiu iki namų viršininką atsivežti ir lėksiu tą mikriuką, blemba, pravalyti, reikia greičiau pravalyti, dėti skelbimą, fotkint, nu nėra laiko čia, blemba, susitrukdė vienas kitas.
Ai. Nu, tie kitataučiai visada tai būna, atvažiuoja 2 valandas, apžiūrinėja mašiną ir ant galo sako, pagalvosiu. Dažniausiai kaina tokia neberėlė siūlo, pagalvosim, bet pusė jų paskui grįžta. Gal vėlės nuleidė, gerai, tai gal mes perkam. Karočią, grįžau, tik prarėjau karbonadžiuką su bulvytėm namuose. Ponė nevažiavo, nemata prasmės. Lėkiu aš. Žmogus atvažiuoja, atvežė dovanikės išsiųst, tai čia tas dovanikės pagodos prizą įsteigė mūsų bičiuliai ER namų kvapai. Tai va, užsakėm Omnivai paštomatą, paimusiu, supakuosiu ir vežu išsiųsti į Jurbarką. Tai va, laukit naujienų. Nu va, dovanikė paruošta iš mūsų bičiulių Algimantui. Nepyk Algimantai, kad praplėšiau, pasižiūrėt, man pačiam įdomu. Užklijuosim, išsiųsim. Paštomatas jau išpirktas, vešiu tuoj įdėti. Nu viskas. Pagėrėm kavikės, pasišnekėjom su draugu. Buvo dar ir pardavėjų, buvo dar ir pirkėjų. O dabar varau, išsiųsiu siuntinuką žmogui ir lėkiu į garažą, išsimsiu siurblį, pravalysiu mikrosėdynės, grįžtu, supaveiksluoju, sudedam skelbimą ir laukiam pirkėjų. O važiuoja autobusiukas, galiu pasakyti, iš tikrųjų labai smagiai, bei kažkokių pašalinių garsų, nei bildesių. Gera mašinikė, nu 286 ir nuvažiavus, tai nėra ką norėti, ne 500 000. Matos pagal viską, pagal vidų, pagal apdailas. Tai va, o, man paskambino kažkas, Taip, klausau. Dabar siuntinę atvažiavau įdėti. Mačiau to žmonės, aš ir palikau juos vaikščiančius. Nu, tai ašgi įmetu ir parlekiu. Nu, prie mokį vežė. Nu, gerai, iki. Žmonės vaikšto po aikštelę, reikia skubėti, metu siuntinį, viskas. Lėkiu atgal. Ну, короче, viskas zeba bus šiandien, tik только так. Все. Algimantui siunta išsiųsta. Varau aikštelę, žmonės atvažiuoja. Vienu žmonės palikau, kiti atvažiuoja. Negaliu niekaip ištrūkti, mikrosėdinių pavalyti. Kas čia yra dabar? Tai nesvarbu, skysčią turiu, škurliukų turiu aš ten, pabandysiu aš ten vietoj, nebereikės važinėti. Siurblį vėliau nusivešim, dabar susidėjau viską įvežiuojas, kai vasiliukas. Lėkiam. Nu, psio, dar pasidariau tokius darbus, kaip autobusiuką tą. Biškutį pavaliau. Nevyra šiandien laiko, kada reikia vasau. Paveikslavau. Dėsim skelbimuką, atspausdinau lapuką, Renault Trafic 216, dizelinas 1607 kW, mechaninė 286 rida, 12900 startas. Tai va, ką domina, gražus autobusiukas ir patikimas, tai atvažiuokit, pažiūrėsit, prasibandysit. Ir manau, kad išvažiuosit. Aišku, jeigu galvojat apie tokį. Taip, daugiau čia pas mumis ką pasikeitimų. Viskas čia tas pats. Hyundai, Toyota, Avensis, Mini Cooperis, BMW X6M.
X3 Audi A3. Taip. Dar vienas BMW X3 M paketų. Chrysleriukas, 2 hondikės, 3 hondikės, dar pilka hondikė. BMW baltas 7, Audi Q5 Leafas, Audi A4 raudona. Golf Sportsvanas su labai maža rida. Taip pat šiandien įsidėjau skelbimą ir šitą ir Renault Scenikas. Buvo atvažiavę šitą pasižiūrėti. Passatukas 2.14. Pežiukas jau, man atrodo, parduotas ir 2 Volvas XC. Vieną 2009 metų 6 su biškučiu, kitą 2015 metų 11 900. Tai prašau, apsilankykit, jeigu kažką tai iš tokių modeliukų ar galvojat, atvažiuokit, pasiderėsim, kažką tai sutarsim, gal. Taip, dovanikės vienos išsiųstos, kitos dovanikės va ten kampė stovi laukia, o čia dovanikės į garažą. Reikės, nežinau, dabar gal vėliau reikės grįžus susimesti ir nusivežti. Taip, o dabar ką, mikriuką susifotkinau, tai reikės tikriausiai įmesiu aš jo skelbimuką dabar, padalinsiu pas mumis Facebook'e. Jeigu šiandien, rytoj niekas niekur, tada dėsim į pliusą. Tai va, tiek naujienų, tiek darbelių pasidarėm, susitvarkėm, apsitvarkėm. Jo, prenumeratorių dar padaugėjo 940 gal. Kas čia belika mum iki to 1000? Vieni juokai. Tai va, šiandien tokį nelabai rūpestingą dieną. Nu, buvo čia tokių visokių, iš tikrųjų daug laiko atema, nežinau, man daug laiko atema, aš kol susifotografuoju, pradedi dar skelbimą dėti, kažkas paskambino, pradingsta viskas ir vėl iš naujo pradedi, valaukia pradėjo, jaučiu vietos krapnuoti, krapinti. O gal ne, dangus toks apsitraukė visur aplinkui. Tai va, Sabas jau ne vienas žmogus klausė, tas juodas, jis neparduodamas čia. Ukrainos pilietis kažkoks apkasuose kariauja, buvo skambinęs, mes šnekėjom su juo, atvežė draugas čia už jo saugojimą, pinigų paliko, nors nežinau ką, nu ką čia saugot, nu čia šakės jam, va. Visur skylės, visur pirštai lenda, kur be pažiūrėsi, iš jau 2 metai, kiek stovi nejudintas, tai ragas. O toliau va čia iš tų va pigesnių turim Ford Mondeo, turim BMW 320 dizeliuką mechaninę, turim Passatuką su bišk pasilupusią skurikę, bet techniškai, už tai techniškai tvarkingas. 1.9, šiam 6 kW, o variklis neužmušamas ir pigiai išlaikomas. Turim BMW va pirmuką gražų, Ford Escape'ą. Nu čia tas Escape'as amerikietiškai, europietiškai Ford Kuga. Bet aš nežinau, kodėl jo niekas nejudina. Žodžiu, jo rida 64 000. Ir nu visas vidus, viskas čia kaip nauja pasi, kaip nauja mašina. Ir turime šitokį senieną. Va šito duomis, karts nuo karto duomis, pasižiūri, va iš pigių mašinų. Opeliukas Insignia dar 3 su biškučiu. Viskas su juo yra gerai, išskyrus priekinį vieną sparną. Va, vairuotojo pusės sparnas. Puslikiam. Anas sparnas, ana pusės lenkščiai, galas, nei po bagažinės dangčių kažkur, tai nu viskas kaip ir normaliai, bet va vairuotojo pusės sparnas, va tas sparnas visas geras, gražus kaip priklauso. Tai va, Mazdukė va 3000 su 2.9 gal ne.
Jaučia. Nu, atvažiuojat už 2,9 va pasiemat. Mazda 6. Kelintunčia, 28 metų. Dizelinas mechaninė 109 kW 2 litrai. Arba dar iš pigesnių. Chrysleriuką, Voyagerį. Už 1,5 kokius va. Kuriatės, važiuojat gražiai blizganti mašinėlė. Tai va, tokie dalykai. O aš tikriausiai su jumis jau šiandien atsisveikinsiu. Eisiu, susikelsiu vaizdo medžiagą. Ramiai eisiu, sumontuosiu. Paskui parlėksiu į namus, įkelsiu į YouTube. Nu, šiandien pirmadienis. Pirmadieniais visada tokios tos dienos būna, bet nu ką daryti. Ne mes kalendorių sugalvojom. Buvo pirkėjų, buvo pardavėjų, buvo dėl valymo žmonės, visko šiandien buvo. Bet pats lakščiau, daug pralakščiau ir nieko gero nenuveikiau. Šiaip jau. Nu, išskyrus, kad skelbimus sudėjom kelias mašinas, vieną naują priėmėm. Tai va, tiek tam kartui ir susitiksim rytoj. O jeigu šiandien dar kažkas bus naujo, aš nufilmuosiu ir įkelsiu į rytojaus dieną. Tai va, ačiū, kad pažiūrėjot, nepamirškit paspausti prenumeruoti, nepamirškit paspausti laiką, pakomentuoti kažką ir susitiksim rytoj. Iki. Čiau.